Sveiki visi atvykę į satsangą. Šiuolaikinės mūsų problemos yra dažniausiai susijusios su sveikata. Dėl to pasakysiu jums, kaip savo sveikatą atstatyti. Kai kuriems tai padeda, tai tiesiog pilti natūralų saulėgrąžų aliejų į ausis, gerti aliejų, pilti aliejų į plaučius. Čia yra taip vadinama šventa panča karma, šventų jogų sveikatingumo praktika. Galima dėti ant akių kompresus aliejaus su žolelėmis. Galima masažuoti kūną su kompresais žolelių nuo kuštų buvusių aliejuje. Galima trintis tamponais pienu, bet pienas turi būti pašventintas. Kai maudotės, turite ant boilerio rašyti tai, kuo jūs tikite, tam, kad vanduo būtų pašventintas, o ne tiesiog vanduo. Kai geriate vandenį, taip pat pašventinkite vandenį, šventinkite maistą. Šventinkite namus, savo religijos ženklą įrašykite į vandenį ir apšlakstykite visas namų sienas. Jeigu jūs esate jogas, galite medituoti į saulę, žiūrint į saulę iš pat ryto, pilnoje lotuso pozoje ir kvėpuojant, tai viena šnervė, tai kita. Pirštai yra šie, įkvėpimas, iškvėpimas. Tai atrodo šitaip. Tokiu principu kvėpuojant ir sėdint pilnoje lotuso pozoje, jūs išvalysite savo energetinius centrus ir kanalus. Po to reikia
nusiprausti po dušu, šventintu vandeniu ir atsigerti aliejaus pašventinto. Tai turėtų jums šie principai padėti sustiprinti savo sveikatą. Taigi, jei pasaulis sukasi, ar jis yra materialus? Jis yra energija. Galite pilti su taip vadinamu ąsotėliu aliejų ar šventintą vandenį į vieną šnervę ir išpilti per kitą. Šie ąsotėliai atrodo šitaip. Pilate į vieną, per kitą išpilat. Čia tokie metodai galbūt jums padės pagerinti savo sveikatą. Čia yra tradicinės jogų praktikos, kurios vadinasi panča karma. Taip vadinamų šventų arijų. O arijai yra jogai. Daugiausia jų paplitę yra Indijoje. Mūsų prašvitusių legionai plečiasi kiekvieną dieną, dėl to galiu jus pasveikinti. Planeta šviečia vis stipriau ir stipriau. Prašvitimo išmintimi. Planeta sukasi ir ji yra tiesiog energija. Saulės sistema sukasi ir ji yra tiesiog energija. Sukasi visos Saulės sistemos dalis ir jos tėra energija. Jeigu daiktas yra inertiškas, netgi tada jis sukasi su visa planeta ir jis kartu su planeta tėra tiesiog energija. Kodėl? Todėl, jog planeta sukasi aplink savo ašį. Ir jeigu planeta sukasi aplink savo ašį, jums reikėtų suvokti, jog ji yra tiesiog energija, o ne materijos dalykas. Juk mestas kamuolys
futbolo, į futbolo vartus skriejant yra energija, jam skriejant, nusileidus jam, jis taip pat yra energija, nes juda kartu su mūsų planeta aplink savo ašį. Kaip sukasi mūsų galaktika, kuri yra tiesiog energija. Turbūt matėte tai per savo teleskopus, kaip sukasi galaktikos ir suvokėte, jog jos tėra tiesiog energija, nes niekad nepraranda savo sukimuose. Dėl to suvokite ir savo galaktiką kaip energiją. Sukasi Saulės sistemos visos, jos taip pat tėra tiesiog energija. Sukasi visos planetos, sukasi visos Saulės, sukasi visos galaktikos, sukasi visi pasauliai ir visa tai tėra energija. Sukasi visi kosmoso kūnai. Ir tai reiškia, jog jie yra tiesiog energija. Buvo daug atvejų, kai buvo sustabdytos netgi galaktikos, kosminiais laivais, tam, jog prašvitę prarastų savo įkvėpimą ir savo kelią. Bet jie neprarado savo kelio ir skleidė prašvitimo šviesą toliau. Visos žvaigždės taip pat juda ir jos taip pat tėra tiesiog energija. Kaip juda žvaigždės, jos pulsuoja nuo centro į vidurį, pirmyn, atgal. Ir tai yra taip pat biškiai kitoks judėjimas, bet judėjimas. Ir taip pat tai reiškia, jog jos yra tiesiog energija. Visi kosmoso kūnai tėra tiesiog energija. Žemė taip pat turi taip vadinamą Žemės palydovą Mėnulį.
ir jis taip pat sukasi aplink savo ašį, dėl to taip pat yra tiesiog energija. Ten yra ir satelitai, sukasi kartu su satelitais ir jis yra tiesiog energija, nes sukasi aplink savo ašį. Jeigu Mėnulis sukasi kartu su mūsų planeta aplink savo ašis, reiškia, jie kartu tėra energija. Sukasi taip pat Saturno žiedas aplink Saturną, reiškia, ir Saturnas su Saturno žiedu taip pat yra tik energija. Sukasi Saturnas pilnas, jis taip pat yra tiesiog energija. Saulės sistemoje yra Venus planeta, yra Neptūnas planeta, yra Uranas planeta ir visos šios planetos yra tiesiog energija. Jeigu jums nepavyksta atsiminti šių Saulės sistemos planetų, pilkite į ausį aliejų ir žiūrėkite kosmoso transliacijas, kurios yra rodomos kiekvieną dieną. Pradėjus žiūrėti kosmoso transliacijas, galite susidurti su tokia problema, jog nesuvoksite, ką jūs matote. Taip, kad matysite ten sonarus ir paprastos kameros transliacija. Vienas sonaras rodo, kaip Žemėje, mūsų planetoje, keičiasi temperatūra. Kitas sonaras rodo, tie sonarai keičiasi ir ten yra tiesiog sonarai, o sonaras yra tiesiog skanuoklis. Tai ir norėjau jums perduoti, kad žiūrėtumėte tas laidas ir išmoktumėte kosmoso, mūsų Saulės sistemos planetas. Ir kokią jūs transliaciją be žiūrėtumėte kosmoso, susidursite su sonarais. Ir ten nėra animacija, o yra sonarai, kitaip vadinami skanuokliai. Elektroniniai skanuokliai. Ir galite daug ten išmokti įdomių dalykų
rekomenduoju jums jas žiūrėti. Kartojant laidas galite susidurti su problema, jog pamatysite visą mūsų planetą padengtą baltais taškeliais. Ir tai ten yra su kuriais baltais taškeliais, su kuriais ir ten yra tiesiog ciklonai. Ir jeigu pamatysite visą planetą ciklone, neperjungkite laidos tam, jog jūs suvoktumėte, jog mūsų planeta nėra ledinė. Tokios yra pas daugelį problemos žiūrinčiųjų kosmoso transliacijas. Reikia tiesiog įsižiūrėti ir pereiti barjerą, o kad tai atlikti, jūs turite žiūrėti transliaciją nuo ryto iki vakaro. Pereisite šitą barjerą ir nebegalvosite, jog mūsų planeta yra ledinė. Barjerą perėjusių yra nedaugelis. Dėl to, jeigu planeta sukasi aplink savo ašį, nuo pat pirmo žmogaus, reiškia, jie yra tiesiog energija. Gali būti ir taip, jog jums reikia įsipilti tiesiog aliejaus į ausį. Pilimas aliejaus į ausį grąžina netgi plaukus, kurie buvo jau išretėję ir sunykę. Ir galva buvo plika. Pilant aliejų, galvos vėl tampa plaukuotos ir su gražiomis, stilingomis šukuosenomis. Taip pat yra planetos, taip vadinamos dirbtiniai intelektai, kurios atrodo kaip planetos. Paprastos, bet ten yra tiesiog NLO planetos. Ir visos tos planetos taip pat yra
tiesiog energija, kaip ir robotų planetos. Ir taip toliau. Daugelis mūsų Saulę laiko NLO arba robotų planeta. Vien dėl to, kad ją mušant kryžiumi, jie mato iš Saulės krentančius robotus. O tai iš tiesų tėra bioelektriniai, magnetiniai laukai. Ir jie gali sukurti tokius vaizdus. Dėl to negalvokite, jog primušite Saulę ir iš ten gavote tai, ką galvojate, kad gavote. Tai yra tiesiog magnetiniai laukai. Mūsų planeta taip pat turi biosferą, stratosferą ir yra daugelis galvojančių, kodėl ar mes negyvename Merkuryje. Ir tai galima suvokti taip, jog jeigu yra biosfera, yra stratosfera, reiškia šios sferos mus gina nuo pašalinių kosmoso kūnų ir dėl to mes ir nematome prieš Saulę dviejų planetų Merkurio ir Jupiterio. Ar iš dar kažkokių kitokių planetų. Taip kad atsiminkite, jog mūsų planeta turi stratosferą ir biosferą. Ir pamirškite tai, jog jūs gyvenate Merkuryje. Visos Saulės sistemos planetos sukasi aplink savo ašį ir jos tėra tiesiog energija. Sukasi galaktikos, taip vadinama mūsų Milky Way galaktika sukasi aplink savo ašį. Ir ta ašis yra Turija, arba kitaip sakant Saulė. Tai reiškia, jog visi Turijos Saulės kosminiai kūnai besisukantis aplink savo ašį tėra energija. Sukasi ir visi
Saulės sistemos palydovai aplink savo ašį ir jie taip pat yra tiesiog energija. Dėl to apsvarstykite, argi jūs kartu su savo planeta nesisukate aplink savo ašį ir ar nesate energija, o ne materijos elementas. Visi mes esame apjungti vienybėje neblėstančia dvasinė meilė. Visi mes esame sujungti. Esame neatskirti vienas nuo kito. Jeigu norite širdyje saugoti prašvitimo šviesą, priimkite tikšą, kuri yra šiuo metu dovanojama nemokamai. Ir ši dikša yra iki tol, kol jūs netapsite pilnai prašvitęs. Bet dikša yra priimama būnant vienuoliu dėl to, jog jūs į savo sielos nesuteptumėte. Jūs esate tobula, amžina, nepaliesta sąmonė ir jumyse yra tobula, amžina siela. Dėl to saugokit savo sielą, suvokite, jog jūs esate tobula, neribota sąmonė, jog protas turi nurimti tam, jog jūs save suvoktumėte
ir priimtumėte tokiais, kokiais jūs esate. Jūs esate tobula, amžina, neribota sąmonė. Tobula, amžina, nepaliesta sąmonė. Ir mes visi kartu su visais esame apjungti tobula, amžina meilė ir palaima, kuri tešildo jūsų širdis. Dėl ko jūs laiminu, duodu jums rasą ir dasą, vien dėl to, jog prašvitę meistrai atsiranda jau kiekvieną dieną ir netgi ne po vieną. Ir tikėkite jais ir geriau sekite, prenumeruokitės jų kanalus ir žiūrėkite jų transliacijas. Vengdami smurto ir kitokių vaizdų panašių į. Tiesiog žiūrėkite ir prenumeruokite visus prašvitusių meistrų kanalus, kokius tik galite. Yra taip pat ir prašvitusių muzika, prenumeruokite prašvitusių meistrų muziką. Ji yra gydomoji ir džiaukitės neblėstančią gyvenimo šviesa, kuri jūs ir esate. Ačiū, jog dalyvavote daršane. Linkiu jums visokeriopos sėkmės. Susitiksime kitoje dalyje. Mąstykite tai, ar jei Žemė sukasi aplink savo ašį, ar ji nėra tiesiog energija. Namaste.